Taip, taigi šios dienos nuotolinio seminaro tema yra Argis fotogrametrinio apdorojimo sprendimai. Ir webinaro metu klausimus galite užduoti Q&A skiltyje ir po to, kiek spėsime, atsakysime. Webinaro laikas yra 1 valanda, tai pabandysime į ją sutilpti ir kartu dar kelias klausimus atsakyti. Ir mano vardas yra Deividas Kutkevičius ir aš šiandien vesiu šį webinarą. Taigi, jeigu kalbame apie kartografavimą ir kartografavimą naudojant skaitmeninės nuotraukas, būtent jų apdorojimą ir Argis, tai turėtume pirmiausia nusistatyti, kas visgi tai yra. Tai jeigu žiūrėti į patį apibrėžimą, tai yra tiksliai geografiškai orientuoto fizinio pasaulio objektų skaitmeninio atvaizdo sukūrimas. Ir tas būtent skaitmeninis atvaizdas, koks jis bebūtų, ar tai yra 3D vaizdas, taip, ar tai yra kažkoks rastrinis paviršius, jis yra sukuriamas būtent panaudojant nuotraukas. Ir jeigu kalbame apie šių nuotraukų panaudojimą, kartografavimą įvairių produktų kūrimai, tai Argis galima pavadinti visapusišką vaizdų valdymo sistema. Tai reiškia, kad Argiso produktų šeima, kuri yra skirta darbui su būtent tokiais duomenimis, ji palaiko visus vaizdų valdymo aspektus. Tai reiškia, jeigu pradėsime iš kairės ar nežiūrėti į šitos punktus, tai mes matome pirmiausia kartografavimą. Taip, tai kartografavimas gali būti atliekamas, tai reiškia, tik iš dronų, orlaivių, tai lėktuvai, sraigtasparniai, palydovai. Yra sukuriami įvairūs produktai. Toliau tie produktai yra naudojami analizai, taip. Ir analizai mes turime šimtus įrankių tiek pačiame Argis Pro, ar ne, tiek pačioje Argis Pro programoje, tiek, sakykime, kitose programose arba netgi tame pačiame online ar portale, tai yra įvairiausių įrankių tam. Toliau mes turime, žinoma, vizualizaciją. Jeigu sukuriame kažkokius produktus iš nuotraukų, taip mes norime juos ir matyti, ne tik juos analizuoti ar kažkur saugoti. Tai vėlgi tai yra labai svarbi dedamoji. Tai čia irgi turime tiek galime kombinuoti, reiškia, 2D žemėlapyje galime sudėti įvairiausių tipų duomenis, tai nėra naujiena. Tačiau yra ir 3D duomenų vaizdavimo sprendimai, reiškia 3D scenos, kur galime kombinuoti įvairius duomenų tipus. Tai gali būti ir tie patys 3D mesh modeliai, gali būti stereo poros nuotraukų, gali būti vaizdo įrašai orientuoti ir taip toliau. Ir galiausiai visiems šitiems punktams, sakykime, atlikti, yra sprendimai, kurie yra skirti, kurie veikia tiek darbastalėje, lokaliai jūsų kompiuteryje, tiek gali būti reiškia, sprendimas kaip paslauga, taip, tai yra internete veikiančios sistemos arba serveriai. Ir visą tai galime valdyti, ar ne, ir visus šių duomenų dažniausiai naudojamus formatus, tipus, juos talpinti ir, sakykime, dalintis atviro standarto formatais. Taip. Toliau šio seminaro metu akcentas bus visgi dedamas į kartografavimo sritį, tai yra labiau kalbėsiu apie dronus, apie jų sukuriamus produktus ir bendrai kaip šita sistema ir pačių produktų kūrimas veikia. Taigi, toliau, jeigu kalbame apie realaus pasaulio atvaizdavimą Argis sistemoje, tai mes visų pirma galime, kaip jau trumpai užsiminiau, naudoti bepiločius orlaivius, tai yra dronai, yra orlaiviai, dažniausiai lėktuvai, ir sraigtasparniai, taip pat palydovai. Iš šitų platformų gauti duomenys yra naudojami, pavadinkime, pagrindo turinio kūrimai. Tai kas tai bebūtų, ar tai yra skaitmeninis miesto atvinys, taip, mes galime surinkti nuotraukas, sukurti įvairiausių tipų duomenys ir juos panaudoti kaip pagrindui kažkokiems kitiems duomenims vaizduoti. Ar tai bus reljefo modeliai, paviršiai, ortofotografinės nuotraukos ir kiti produktai. Toliau šitos produktus mes galime, tai yra, jie yra sukuriami tikslus ir jau paruošti toliau naudojimui Argis sistemoje. Tai nesvarbu, kokią platformą ar kokius įrankius mes pasirinksime iš Argis produktų šeimos, ar tai bus Argis Pro, ar tos pačios fotogrametrinio apdorojimo programos, kurios irgi turi įrankius analizai atlikti, mes galėsime pilnai be jokių formatų konversijų naudoti kitus įrankius, ar tai būtų, sakykime, kažkokia tai
informacijos išgavimą, reiškia išvestinių produktų kūrimui, augalijos stebėsena, infrastruktūros inspektavimas ir kiti uždaviniai gali būti taip pat atlikti vienoje sistemoje. Ir aišku, galiausiai galime kurti intuityvų 3D GIS, reiškia 3D GIS sprendimą, kur mes galime atlikti vėlgi kitokias užduotis, tai yra ir aplinkos modeliavimą, įkelti tą 3D GIS informaciją į žaidimų variklius įvairius, yra tokios galimybės, taip pat galima kartu kombinuoti ir naudoti tiek 2D ir 3D duomenis ir visą tai turėti vienoje vietoje. Taigi, šie sprendimai yra pritaikyti ir įvairiems sensoriams, įvairiems panaudojimo atvejams ir platformoms. Tai reiškia, kad iš šių platformų, kurias jau paminėjau anksčiau, mes galime gauti ne tik įprastas natūralios spalvos, sakykime, RGB nuotraukas, bet taip pat ir šiluminės, multispektrinės nuotraukas, apdoroti jas, taip, valdyti, saugoti ir galiausiai jas analizuoti ir bendrinti organizacijos viduje, pasidalinti, sakykime, kažkur visuomeniai, taip, ir atlikti įvairias užduotis, tai stebėti, tyrinėti, panaudoti, matuoti, kombinuoti su kitais duomenimis kartu. Na ir jeigu dabar perėsime prie tų, sakykime, dažniausiai sukuriamų pagrindinių produktų, kurie yra sukuriami iš skaitmeninių nuotraukų, kurios yra užfiksuotos, pavadinkime iš oro, kokia ta platforma bebūtų. Tai vienas iš dažniausių produktų tai yra dvimatis 2D produktas, taip, tai yra tikrosios ortofotografinės nuotraukos. Kitas žingsnis yra 2,5D, pavadinkime, tai yra skaitmeniniai paviršiaus modeliai. Tai mes visgi turime rastrinį paviršių, kurį mes matome 2D erdvėje, tačiau ten jau yra vienokiu ir kitokiu būdu vaizduojama trečia dedamoji, tai yra aukštis, taip. Ir pilnavertis 3D turinys, sakykime, yra jau taškiniai debesys ir fotorealistiniai mesh paviršiai, kurie jau turi savo geometriją, taip, tai yra pilnaverčiai 3D duomenys, su kuriais galime atlikti vėlgi kitus ir papildomus analizės ir vizualizacijos veiksmus. Ir jeigu dabar perėsime per kiekvieną iš šių produktų, kuriuos paminėjau pagrindinius, tai vienas iš jų yra tikroji ortofotografinė nuotrauka. Tai čia tiesiog tipinis pavyzdys tokios nuotraukos, jie yra pakankamai detali, tai reiškia, kad vienas pikselis šioje nuotraukoje atitinka 4 cm žemės paviršiuje, taip, ir tai yra vadinama tikroji ortofotografinė nuotrauka. Tačiau, žiūrint į ją, mes galime sakyti, tai yra įprasta ortofotografinė nuotrauka, kodėl jinai vadinasi tikroji. Tikroji ortofotografinė nuotrauka skiriasi nuo tradicinės ortofotografinės nuotraukos tuo aspektu, kad jai yra pritaikytos geometrinės pataisos. Tai čia mes galime matyti tradicinę ortofotografinę nuotrauką, kurioje matome, jog fasadas pastato turi tokį kaip paslinkimą, mes matome ne tik stogą, bet ir fasadą. Ir čia taip pat mes matome raudoną liniją apvestą tikrą kontūrą pastato ir matome, kaip šitie abu vaizdai nesutampa, taip. O tikroji ortofotografinė nuotrauka mes matome ją lyg žiūrėtume tiesiai iš viršaus, taip. Tai duoda keletą pliusų, tai vienas iš jų yra tai, kad mes matome daugiau informacijos, kas yra ant žemės, galite atkreipti dėmesį į šaligatvį, taip, šalia pastato, kur tradicinėje ortofotografinėje nuotraukoje mes jo nematom, o tikroji jis matosi, tai čia vienas iš pliusų. Antras pliusas yra, kad tradicinė tikroji ortofotografinė nuotrauka yra daug labiau tinkama atpažinti objektams, kurių, sakykime, mes ieškome tikros geometrinės padėties, taip, tai mes norime atpažinti objektą ir jį tinkamai pavaizduoti žemėlapyje. Tai jeigu, sakykime, mes atliekame pastatų, sakykime, identifikavimą ortofotografiniai medžiagoje, tai reiškia, kad iš tikrosios ortofotografinės nuotraukos mes atpažinsime jų tikrą vietą, o ne, sakykime, pasislinkusią su tam tikra klaida, taip. Toliau pereiname prie skaitmeninių paviršių, skaitmeninių reljefo paviršių. Tai jį dažniausiai yra naudojami du, tai yra vadinamas DSM ir DTM. Taip, tai DSM tai yra paviršius, kuriame vaizduojami visi ant žemės esantys objektai, natūralūs ir žmogaus sukurti. Tai yra ir reljefas, medžiai, automobiliai, bet kas bebūtų ant žemės paviršiaus, taip pat pastatai. Tai vienas iš šių, sakykime, paviršių DTM savo ruožtų yra paviršius, kuris vaizduoja tik tai reljefą, tik žemės paviršių.
Na ir toliau turime vieną iš vėlgi labai dažnai naudojamų 3D duomenų tipų, tai yra 3D mesh paviršius, tai yra fotorealistinis ir intuityviai tiesiog suprantamas 3D geometrijos paviršius, kuriam yra suprojektuota iš nuotraukų tekstūra, medžiagiškumas ir pritaikyta. Ir tai mums leidžia tiesiog matyti mums įprastą 3D stereo vaizdą, kurį mes galime pakankamai tikrai intuityviai suprasti ir analizuoti. Ir jis yra tikrai pakankamai geometriškai tikslus ir konkrečiai ARGI sistemoje tai yra pritaikyti sprendimai, kurie leidžia optimizuoti greitam atvaizdavimui šių paviršių ir labai aukštu detalumu ir nėra problemų atvaizduoti netgi labai didelius miestus. Ir jeigu pereiname prie konkrečių sprendimų ARGI sistemoje, tam, kad mes galėtume sukurti tokius produktus, kartu galbūt ir daugiau kitų produktų, ne tik šitos tris, kuriuos paminėjau dabar, tai yra sprendimai, kurie yra skirti, kaip minėjau, darbastoliui arba gali būti kaip paslauga. Taip. Tai jeigu žiūrime į labai didelę skalę, taip, į kūrimą produktų iš palydovinių vaizdų, iš vaizdų, kurie užfiksuoti iš lėktuvų, tada mes turėtume kalbėti apie ARGIS Reality plėtinį ARGIS Pro programai, kuri yra, šis plėtinys būtent tam tinkamas yra puikiai, arba ARGIS Reality Studio, tai yra atskira programinė įranga, kuri orientuota yra į apdorojimą vaizdų gautų iš lėktuvų, sraigtasparnių, kitaip pavadinkim orlaivių, bet ne dronų. Taip. Jei kalbame apie dronus, tada yra du sprendimai, tai yra SiteScan for ARGIS ir ARGIS Drone to Map. Vėliau papasakosiu truputėlį detaliau, kur yra skirtumai tarp šitų programų. Ir taip pat kartu ARGIS dar siūlo ir nemokamą Flight App, tai yra programėlė skirta drono valdymui. Ir būtent šie 4 sprendimai yra, juose, sakykime, yra įdiegtas ARGIS Reality Engine, tai yra apdorojimo algoritmas, kuris sukuria tikslius produktus, pikselio tikslumo rezultatus mums leidžia pasiekti. Taigi, jei dabar pažiūrėsime į šią lentelę, kuri leidžia lengviau suprasti kiekvieno produkto padėtį, sakykime, pagal platformą naudojimą, pagal teritoriją, taip, tai matome, kad Drone to Map yra labiausiai orientuotas į dronus ir į, sakykime, mažesnės teritorijos kartografavimą. SiteScan jau leidžia mums apdoroti didesnę teritoriją, tai gali būti ir nedidelis miestas galbūt vienu atveju kažkokiu, arba gali būti, sakykime, keli šimtai hektarų, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Toliau, jeigu mes žiūrime į Reality for ARGIS Pro, tai čia mes jau matome, kad mes galime apdoroti taip pat dronus, bet ne taip gerai, ne tiek daug yra, sakykime, pritaikytų įrankių, bet taip pat tai yra įmanoma, taip pat mes galime orlaivių nuotraukas apdoroti ir palydovus. Ir mes matome, kad jau mes galime turėti didesnę projekto teritoriją, tai gali būti didelis miestas arba dar didesnė teritorija. Na ir Reality Studio tai yra visiškai labai specializuotas produktas, kuris skirtas nuotraukom apdoroti iš orlaivių ir tai jau vėlgi yra pagal projekto teritoriją yra skirta labai didelėms teritorijoms, galbūt netgi šalies mastu. Ir jei pažiūrėtume į tokį supaprastintą seką, kaip tas apdorojimas įvyksta, kokie yra pagrindiniai žingsniai ir galbūt kai kurie iš pagrindinių, sakykime, reikalavimų, tai pirmiausia, jeigu žiūrėtume į įvestį, tai reiškia pradiniai duomenys, tai pirmiausia, importuojame nuotraukas, taip, skaitmeninės nuotraukas su tam tikrais metaduomenimis, tai yra koordinatės, nuotraukų orientacija ir kiti metaduomenys. Pasirinktinai taip pat mes galime, jeigu mes turime kažkokią profesionalią fotogrametrinę kamerą, tai gali būti sensoriaus kalibravimo parametrai, jei mums reikia labai tikslių, sakykime, jei mes norime savo produktus labai tiksliai turėti žemėlapyje, ar ne, geografinę orientaciją turėti, galime naudoti ir kontrolinius taškus. Toliau atliekame apdorojimą, tai yra atliekamas vėlgi tikslus nuotraukų tarpusavio orientavimas, vadinama trianguliacija, sensorius gali būti sukalibruojamas apdorojimo metu, kontroliniai taškai yra matuojami ir galiausiai atliekama rekonstrukcija. Šiame žingsnėje jau yra kuriami produktai. Tai tie produktai, kuriuos jau keletą kartų minėjau, ar ne, tai yra ortofotografinės nuotraukos, paviršiai, 3D mesh modeliai ir taip toliau. Tai tipiškai taip atrodo
būtent visa seka, taip. Ir dabar jau pereiname prie vieno iš produktų, apie kurį noriu šiandien papasakoti jums, tai yra ArcGIS Reality for ArcGIS Pro. Tai yra plėtinys ArcGIS Pro programos, kur mes galime turėti dedikuotą darbo aplinką, kur mes galime pačioje ArcGIS Pro programoje apdoroti nuotraukas, sukurti fotogrametrinius produktus ir kartu išnaudoti visas ArcGIS Pro galimybės vienoje naudotojo darbo vietoje. Tai reiškia, kad čia mes ir sukuriame savo produktus ir toliau su jais dirbame. Ir taip, taigi dabar noriu pereiti prie demonstracijos. Ir to jau aš pakelsiu savo ArcGIS Pro langą. Taip. Taigi, štai čia aš turiu ArcGIS Pro programą, taip, ir čia mes matome, kad aš esu, sekundėlę, aš esu Reality Mapping skirtuke, tai yra būtent tas plėtinio, sakykime, skirtukas, jį mes galime susikurti Imagery skirtuke, New Workspace, ir būtent štai čia, jei turime licenciją tam, mes galime pradėti kurti savo aplinką, kur mes galėsime apdoroti nuotraukas iš skirtingų sensorių, kaip matote, iš drono, palidovo ar orlaivių. Taip. Ir toliau praėjus šitą kelis žingsnius, tiesiog sukurs pavadinimą, įkėlus tiesiog paprastai nuotraukas, mes galime toliau atlikti, sakykime, nuotraukų apdorojimą. Dabar noriu parodyti kelis rezultatus, ką turiu šiandien paruošęs. Tai pirmas iš pavyzdžių tai yra Kauno miestas. Ir štai čia yra, kaip matote, šitie žali poligonai, tai žymi nuotraukų padėtį žemėlapyje. Tai buvo atliktas skrydis su lėktuvu, nufotografuotas Kauno, nufotografuota visa Lietuva iš tikrųjų, čia tik yra duomenų rinkinys tam tikras parinktas. Ir šitos nuotraukos buvo keltos į šitą plėtinį ir atliktas tam tikras rekonstravimas. Taigi pažiūrėkime į rezultatus. Pirmas iš rezultatų tai yra tikroji ortofotografinė nuotrauka visam Kauno miesto senamiesčiui ir dar truputėlį gabaliukui čia aplinkui. Taigi turime ortofotografinę nuotrauką visam miestui vienoje vietoje, tai reiškia, kad nereikėjo per kelis kartus generuoti ortofotografinių nuotraukų ir jų, pavadinkim, lipdyti vieną prie kitos, taip, tai viskas buvo atlikta vienoje programoje vienu metu. Ir toliau mes galime pažiūrėti, kaip atrodo tikroji ortofotografinė nuotrauka praktiškai. Tai dabar esame čia nukėliau prie truputėlį aukštesnių pastatų Kaune ir galime įsitikinti, kaip atrodo būtent, kuo skiriasi ta tikroji ortofotografinė nuotrauka nuo tradicinės. Tai dabar aš tiesiog darau perdengimą abiejų ortofotografinių nuotraukų ir manau, matote, kaip tikroji ortofotografinė nuotrauka tiksliai atvaizduoja pastatų kontūrus, priešingai lyginant negu su tradicinė, ar ne, matome, kiek yra polinkio pastatuose. Taip. Taigi toliau tai buvo sukurtas 2D produktas, taip, ortofotografinė nuotrauka. Toliau mes taip pat pabandėme sukurti ir 3D produktą. Nors šios nuotraukos nėra skirtos 3D produktų kūrimai, kadangi jos buvo fotografuotas nadyro kryptimi, reiškia tiesiog žiūrint žemyn, tai lėmė tai, kad nėra užfiksuoti pastatų fasadai ir tiesiog tai yra fotografavimo būdas skirtas 2D produktams kurti. Bet mes pabandėme vis vien atkurti 3D modelį iš šių nuotraukų ir rezultatas mus nustebino, kadangi tikrai pakankamai geras buvo rezultatas pasiektas netgi neturint pastatų fasadų. Ir ypatingai, jeigu pažiūrėsime į Kauno miesto senamiestį iš 500 metrų aukščio, tai matome tikrai pakankamai gerą vaizdą, galime įsivaizduoti, jog būtų galima kažką panašaus padaryti visos Lietuvos mastu. Tai čia yra pavyzdys, kai mes turime kažkokias nuotraukas iš seniau galbūt užfiksuotas ir pabandome jas, sakykime, apdoroti. O jeigu mes jau turime mintyje, kad mes norime sukurti gražų 3D atvaizdą miesto, taip, tai fotografuojame, pritaikome fotografavimo ir tam tikras rekomendacijas, tam tikrą technologiją, mes galime pasiekti ženkliai geresnius rezultatus. Tai čia vienas pavyzdys yra iš Olandijos, Utrechto miesto. Ir čia jau yra labai geras pavyzdys būtent to 3D mesh modelio. Mes galime įsitikinti detalumu, netgi nusileisti vieną iš gatvių į 50 metrų aukštį ir galite matyti, koks yra aukštas detalumas, netgi siaurose gatvelėse. Taip, matome fasadus, vėlgi tai nuotraukos buvo atliktos su lėktuvu
ir mes matome, kad tikrai galime turėti įspūdingus rezultatus. Vėlgi visą tai buvo apdorota naudojantis ArcGIS sprendimais. Toliau mes galime pažiūrėti vieną pavyzdį, tai yra pavyzdys būtent ArcGIS Reality plėtinio, kuriame buvo apdorotos dronų nuotraukos. Tai štai čia yra Vilniaus Vingio estrada ir galime vėlgi pažiūrėti, koks yra detalumas vėlgi rekonstrukcijos. Tai šitame plėtinyje mes galime apdoroti, kaip jau minėjau, nuotraukas iš lėktuvų, nuotraukas iš palydovų, nuotraukas iš dronų, viską turėti vienoje vietoje. Ir, sakykime, aš sukūriau kažkokį tai produktą, aš toliau galiu laisvai naudotis visais įrankiais, taip galiu publikuoti šitą savo mesh modelį į ArcGIS Online ir toliau tęsti, sakykime, arba į portalą, toliau tęsti darbus. Tai tiek iš trumpo pristatymo apie Reality. Dabar norėčiau pereiti prie kartografavimo su ArcGIS darbo eigos ir konkrečiai toliau aš akcentuosiu ir kalbėsiu apie programas, kurios skirtos nuotraukoms apdoroti iš dronų. Tai yra SiteScan ir Drone2Map. Šios abi programos yra būtent tam ir pritaikytos. Ir toliau pereisime visus šitos 3 punktus. Tai yra duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė ir dalinimasis. Taigi, pirmas etapas yra duomenų surinkimas. Duomenų surinkimui ArcGIS produktų šeima turi SiteScan Flight aplikaciją, kuri šiuo metu gali būti įdiegta į iPadOS įrenginį, bet netolimoje ateityje bus ir Android sąsaja. Tai reiškia, bus galima įdiegti ir Android įrenginius. Ir šitos dronų valdymo programėlės pagalba galima planuoti autonominius skrydžius, duomenis valdyti, įkelti nufotografuotas nuotraukas tiesiogiai per debesį į SiteScan programėlę, po to ją parodysiu plačiau, ir ji leidžia mums įvykdyti planus skrydžių, kurie yra pritaikyti skirtingiems produktams gauti. Tai šie planai, jie yra universalūs, gali būti panaudoti ir su kažkokia tai kita sakykime, dronų valdymo programėlę, bet čia yra pavyzdžiai būtent iš SiteScan Flight programėlės. Tai jei mes kalbame apie linijų fotografavimą, tai yra toks fotografavimo būdas, kuris yra skirtas 2D produktų kūrimui ir užima, sakykime, mažiau laiko, negu kad lygintume su, pavyzdžiui, kryžminiu fotografavimu, kur yra dvigubai daugiau skrydžio linijų. Tai yra reikalinga tam, kad mes galėtume užfiksuoti objektus iš visų pusių. Taip pat yra taikomas kameros posvirio kampas tam, kad būtų užfiksuoti, pavyzdžiui, pastatų fasadai iš šono ir taip toliau. Tai toks fotografavimo būdas yra taikomas, kai mes turime omenyje, kad mes norėsime daryti 3D rekonstrukciją. Toliau linijinio objekto fotografavimas, jeigu turime, pavyzdžiui, kaip pavyzdys galėtų būti ilgą kelio ruožą, geležinkelį, kažkokią tai, pavyzdžiui, elektros linijas ar kažką tokio, tai tada mes galime naudoti tą Corridor Scan skrydžio planą, kurį mes labai lengvai galime susikonfigūruoti, pavyzdžiui, netgi įsikelti galbūt linijas, kurias turime kažkur tai duomenų rinkinyje, ir pagal tai bus suprojektuotas mums skrydžio planas. Toliau yra tokia galimybė atlikti objekto fotografavimą perimetru, jeigu mums, pavyzdžiui, negalima, arba objektas yra per aukštas, kad skristume virš jo, arba mums reikia tik tai nufotografuoti jo fasadinę dalį, tai toks būdas taip pat yra. Vertikalus fotografavimas vėl gali būti tam tikrų pritaikymų, jeigu mūsų objektas yra vertikalus, sakykime, aukštas, mes negalime virš jo skristi, arba dėl tam tikrų priežasčių mums reikia būtent vertikalaus paviršiaus. Tai toks irgi variantas galimas. Toliau dar yra vienas režimas, tai yra panoramos, tai yra tiesiog dronas pakimba ore, jis sukasi aplink ratu, fotografuoja ir po to tos nuotraukos yra sujungiamos į 360 laipsnių panoraminę nuotrauką, ir tai mums leidžia turėti tokią kaip akį danguje, tai reiškia galimybę peržiūrėti objektus esančius aplinkui iš fiksuoto taško danguje. Tai tokie fotografavimo režimai gali būti panaudoti, kaip jau minėjau, ir tiesiog kažkokioje kitoje, reiškia, dronų valdymo programėlėje. Ir jie yra universalūs ir leisim pasiekti gerus rezultatus.
Toliau mes turime apdorojimo žingsnį. Tai mes rinkome nuotraukas ir dabar norėsime jas apdoroti. Tai jei kalbame apie droną, tai tada mes renkamės iš RG šeimoje iš dviejų produktų. Tai yra SideScan arba Drone2Map. Tai pirmiausia, pakalbėkime apie SideScan. SideScan for RGs tai yra nuotraukų apdorojimo programa, kuri veikia internete, tai yra internetinė sistema. Tai reiškia, mes galime į ją prisijungti per naršyklę. Tai yra vienas sprendimas nuo duomenų surinkimo iki publikavimo, kadangi tai yra sistema, kuri sujungta su SideScan Flight programėlė, ta programėlė, kuri leidžia mums valdyti droną, programuoti skrydį jam. Čia mes galime neribotai saugoti duomenis, apdoroti juos, galime tiesiogiai publikuoti apdorotus, sukurtus produktus, apdorotus duomenis į ArcGIS Online ar Enterprise, juos eksportuoti ir, kaip jau minėjau, yra kartu integracija su SideScan Flight. Taip, taigi, kokie produktai gali būti sukuriami, tai RGB, multispektriniai ir terminiai vaizdai. Čia taip pat yra funkcija automatinis kontrolinių taškų nuskaitimas, jeigu jie yra naudojami, tai palengvina, paspartina darbą. Yra tūrio analizės galimybė, galime lyginti paviršius tarpusavyje, grunto užpylimo nukasimo įrankiai, kurie yra standartiškai tenai įteikti ir mums leidžia palyginti vėlgi paviršius vienas su kitu arba kelti savo paviršių ir paskaičiuoti tūrį. Galime, kaip ir jau minėjau, įkelti savo paviršius, tai gali būti CAD suprojektuoti paviršiai, gali būti PDF kažkokia tai informacija, galbūt planas kažkoks, kurį galime irgi įsikelti ir kartu vizualizuoti. 2D ir 3D vaizdų peržiūra, tai galime atlikti objektų inspektavimą, yra ataskaitos, tiek ataskaitos, sakykime, produktų sukūrimo, galime matyti persendingimą, galime matyti, kokią raišką mums pavyko išgauti ir kitus parametrus. Ir galiausiai, žinoma, yra dalinimasis į ArcGIS Online ir Enterprise ir tenai toliau galime tuos sukurtus produktus naudoti programėlių kūrimui ar bet kam kitam. Ir dar vienas gana didelis pliusas SideScan yra, kad ši sistema yra skirta kartu ir dronų parko valdymui ir bendrai valdymui skrydžių visoje organizacijoje. Tai jeigu mes naudojame SideScan Flight programėlę kartu, tai yra automatiškai išsaugomas SideScan Manager, reiškia įrašai apie skrydžio informaciją, apie oro sąlygas, pilotus, naudotą droną. Jeigu mes nenaudojame SideScan Flight programėlės, galime įvesti skrydžio parametrus ranka, tai galime valdyti čia dokumentus, gali būti piloto licenzijos, draudimai, leidimai ir kiti dalykai. Tai čia mes turime netgi ir tokį, sakykime, valdymo aspektą, ne tik apdorojimą ir rezultatų pasidalinimą. Jeigu kalbame apie licenzijavimą, tai yra 3 pagrindiniai tipai, tai yra viewer licenzija, tai yra projektų peržiūra ir matavimai be galimybės redaguoti ir kurti. ASIS licenzija leidžia tiesiog pasiekia visas SideScan administravimo funkcijas, projektų kūrimą, matavimų išsaugojimą, duomenų apdorojimą, publikavimą, parsiuntimą. Na, o papildoma operator license, tai turi visas access license funkcionalumą, bei taip pat gali skraidinti droną su SideScan Flight Planning sprendimu ir taip pat gali įkelti vaizdus apdorojimą. Tai būtent taip pasiskirsto licenzijavimas. Taigi toliau noriu perėti prie trumpos demonstracijos. Taip, tai pirmiausia, aš turiu pasiruošęs trumpą vaizdo įrašą, kurio metu pasižiūrėsime, kaip nesunkiai galime sukurti, sakykime, kaip nesunkiai galime apdoroti duomenis. Tai štai čia matome SideScan reiškia sistemą, kurioje aš tiesiog sukūriau projektą, turiu nufotografavęs tam tikrą kiekį nuotraukų, jas tiesiog paprastai įkeliu į pačią programą. Taip pat turėjau kelis geodezinius kontrolinius taškus, jie yra nebūtini, bet jeigu norime labai tikslių rezultatų, reiškia kokių 2 cm tikslumo geografinės orientacijos bendro produkto, galime juos naudoti, ar ne? Šitie taškai, kurios konkrečiai šito projekto metu aš turėjau, jie buvo truputėlį per maži automatiniam atpažinimui, kaip matysite štai čia. Tai vėlgi aš ranka pažymiu bent poroje nuotraukų kiekvieną tašką. Tai irgi neužtruko labai ilgai. Toliau tiesiog pasirinkau
kad noriu visų produktų, paspaudžiu process ir visas tas apdorojimas vyksta debesyje, aš po to gaunu elektroninį laišką, kai yra pabaigtas apdorojimas. Toliau galiu peržiūrėti rezultatus, tai yra ir skaitmeniniai reljefo paviršiai, taip. Toliau turiu ortofotografinę nuotrauką, turiu taškų masyvą, taškų debesį, kartu mesh paviršių ir po to galiu, jeigu man reikia, galiu atlikti čia iškart CSCAN programoje, galiu atlikti tam tikrus matavimus, taip, galiu pamatuoti pastato aukštį, jei man reikia, ar kažkokių kitų elementų, štai čia yra pamatai, ar ne, statomo pastato, galiu pasitikrinti greitai plotą, koks jis yra. Ir taip pat yra ir interaktyvių įrankių, kur pavyzdžiui yra labai patogus pjūvių įrankis, kuris leidžia labai išsamei pažiūrėti būtent pjūvį kiekvieno taško koordinatę. Taip pat, jeigu reikia, galiu atlikti ir inspektavimą, taip, jeigu man neužtenka tiesiog 3D modelio, galiu labai patogiai atrasti būtent norimo taško nuotrauką ir tenai pažiūrėti galbūt aukštesniu detalumu būtent tą vietą. Na ir galiausiai aš galiu šitais produktais pasidalinti, tiesiog paspausdamas share skirtuke ir galiu dalintis į ar visuomeninį, enterprise arba eksportuoti kaip failus. Tai čia toks kaip pavyzdys. O dabar galima pažiūrėti, kaip tai atrodo gyvai. Tai štai čia aš esu prisijungęs į SideScan mūsų Ignite Baltic organizaciją, taip, ir dabar galiu pasirinkti iš mūsų turimų dabar projektų, kuriuos mes esame atlikę. Tai vienas iš jų yra kasybos projektas, tai čia yra šalia Valakampių tilto, buvo vienu metu atliekami žemės darbai ir galbūt vieną funkciją norėčiau čia parodyti, tai yra tūrių analizė. Tai štai čia aš jungiu dabar Elevation Data, tai yra, reiškia, su aukščiu susijęs duomenys, kuriuos aš galiu čia lengvai greitai sugeneruoti, tai vienas iš jų yra aukščių modelis, tai šiuo atveju aš esu pasirinkęs TTM, taip, tai yra tik tai reljefas. Jeigu noriu, galiu taip pat kartu susikurti ir horizontalės, kaip matote, štai čia yra parametrai, yra įprastos horizontalės ir paryškintos, tai čia galiu jos pasikeisti. Vėlgi matau situaciją, ar ne, matau, kad čia yra iškasta didelė duobė, gili. Ir pavyzdžiui, dabar mano tikslas galėtų būti apskaičiuoti tūrį. Galbūt aš turiu projektinį brėžinį, kuriame yra nurodyta, koks būtent aukštis šioje vietoje turės būti, kai bus baigti darbai, ir aš norėčiau sužinoti, kiek man reikės atvežti žemę, ar ne? Tai būtent tokį paviršių aš susiprojektavau savo, ir štai čia turiu jį Civil 3D programoje. Ir dabar būtent štai šitą 3D paviršių, kuris turi tokį nuolydį per centrą, aš jį eksportavau į SideScan programą. Tai būtent štai čia Files skiltyje aš turiu projektuojamos aikštelės paviršių. Jį galiu jungti ir būtent čia matau. Toliau grįžtu į Elevation skiltį. Galiu jungti Cut Fill, tai reiškia tūrio analizę. Ir pasirinkau, kad aš noriu lyginti su tam tikrų failų ir su savo būtent aikštele. Taip, ir galiu dar truputėlį pakeisti savo, sakykime, norimus rėžius, ar ne, kad kaip man atvaizduos programa. Ir štai čia matau iš karto vienu žvilgsniu galiu pamatyti, kurioje vietoje man reikia, reiškia, atvežti gruntą, o kur turi būti vykdomas nukasimas. Toliau galima dar papildomai vizualizuoti šitą tūrio analizę, galime jungti tinklelį, pasirinkti tinklelio dydį, pavyzdžiui, 5 metrų dydžio, taip, galime toliau jį pasukti, tai aš galiu pasukti kokiu 60 laipsnių kampu ir toliau galiu taip pat jungti rėmelius, galiu įjungti tūrį, išjungsiu pavadinimas tinklelio, na ir pažiūrėkime, kaip šis tinklelis atrodo. Taip, dabar aš tik tai išjungsiu failą, kad geriau matytume. Taigi matome, dabar visas mano objektas yra sudalintas 5 metrų pločio gardelėmis, taip, ir kiekvienoje iš jų aš matau tūrį, tai yra apimtį darbų, taip, kiek reikės nukasti, kiek reikės užpilti. Tai čia yra tokia tūrio analizė. Jeigu to neužteko, galima netgi įjungti ir 3D tūrio analizę. Tai galime pasižymėti plotą mus dominantį, taip. Tai štai čia yra ploto žymėjimo įrankiai, galiu pasižymėti ir po to tą
tūrį pasižiūrėti netgi ir 3D formatu. Taip, tai jau programa pasikraus, tada galime įjungti, kad rodytų mesh paviršių, kuris yra truputėlį lengviau skaitomas. Na ir dabar taip, čia yra DTM paviršių pakeiskime. Na va, ir dabar puikiausiai matau šitoje teritorijoje, kaip atrodo projektuojamas paviršius ir paviršius, kuris yra apačioje. Tai būtent taip atrodo SiteScan programos tūrio analizė. Na ir toliau, jeigu mes pažiūrėsime, čia yra projektų visas sąrašas, ar ne, tai yra kaip, sakykime, gali būti juose skirtingi skrydžiai sudėti. Toliau turime tą būtent manager skiltį, apie kurią jums pasakojau, tai yra visa statistika skrydžių. Tai kaip matote, per visą laiką, kiek mes esame turėję skrydžių, kiek yra aktyvių pilotų, kiek yra skraidintų lėktuvų, kiek yra skraidintų dronų skirtingų ir kiek yra naudojamų baterijų. Tai, sakykime, čia mes galime matyti ir, sakykime, pilotus, ar ne? Tai, pavyzdžiui, šitoje atveju, štai čia esu aš, taip, kartu yra čia prisekta tam tikrų dokumentų, štai čia, pavyzdžiui, yra dokumentas, kuris rodo tai, kad aš esu baigęs kursą, taip, pilotą ir galiu skraidinti pilotą, galiu skraidinti droną. Ir čia taip pat matau skrydžių valandas, matau, kuriuose vietose esu skraidęs, taip žemėlapyje galiu prisiartinti ir matyti. Tai va, visa ta informacija taip pat yra pateikiama ir apie dronus skirtingus, kiek yra skrydžio valandų. Taip pat labai svarbus dar aspektas yra baterijos, nes kartais nutinka tokiu atveju, kad vienas dronas komplekte turi, pavadinkime, 3 ar 4 baterijas, o dažniausiai yra naudojama būtent viena, tai kad paskirstyti būtent panaudojimą baterijų labiau tolygiai, ne tai, kad viena būtų naudojama nuolatos, galima vėlgi sekti, kaip buvo baterijos naudojamas ir kitų aspektų SiteScan programai yra. Ir jeigu grįžtume dar į, sakykime, vieną iš projektų, tai kad ir tą patį kasybos projektą, tai dar norėčiau parodyti vieną dalyką, kad yra štai pasidalinimas, taip, tai yra Shared ArcGIS. Ir dabar aš esu prisijungęs prie ArcGIS Online, taip, ir štai čia aš galiu pasirinkti tie produktai, kurie nėra papilkėję, tai būtent tik tie ir buvo sugeneruoti šituo atveju ir aš juos galiu pasirinkti, kuriuos noriu ir tiesiogiai publikuoti į ArcGIS Online šiuo atveju. Arba jeigu man to nereikia, aš galiu eksportuoti produktus, kaip matote, įvairiausiais formatais. Tai yra rasteriniai duomenys, yra fotografinės nuotraukos, reljefo paviršiai, galiu juos pasisiųsti. Galiu nusikopijuoti parsisiuntimo nuorodas kažkam pasidalinti, taip pat yra horizontalės, taip, taškiniai debesys, mesh paviršiai yra skirtingi formatai. Tai tiek atviri formatai kaip OBJ arba SLPK, jau konkrečiai pritaikytas GIS-ui ir kaip matote, kitų taip pat matavimų duomenys ir visi kiti dalykai, kuriuos galime parsisiųsti, eksportuoti failą, bus randami būtent šitoje vietoje, tai eksport skiltės. Tai taip, tiek apie SiteScan ir trumpą demonstraciją. Toliau pereikime prie duomenų apdorojamos kitos programos, tai yra Drone2Map. Tai Drone2Map programa yra skirta duomenų apdorojimui lokaliai. Tai reiškia, kad nuotraukos yra apdorojamos lokaliai naudojant jūsų kompiuterio resursus. Tai gali būti pliusas tame, kad mes galime įsinešti kompiuterį kažkur į lauką, taip mes galime kažkur nuvykti, jeigu mums reikia, sakykime, atlikti apdorojimą būtent toje vietoje, galbūt ten nėra interneto ar kažkas tai tokio, kad mes negalime naudotis nutolusiam sistemom, tai turim naudotis lokaliu savo kompiuteriu. Iš kitos pusės tai gali būti ir apribojimas, todėl kad mes turime turėti pakankamai gerą kompiuterį, kuris galėtų apdoroti duomenis, tai vėlgi čia yra skirtumai tarp SiteScan ir Drone2Map. Toliau, jeigu kalbame apie licenzijavimą, tai pagrindai išskiriame Advanced ir Standard licenciją. Tai Advanced licencija tai yra pilnas Drone2Map funkcionalumas, reiškia visų tipų ortofotografiniai vaizdai, skaitmeniniai aukščio paviršiai, 3D produktai. Na, o Standard licencija pagrindai tiesiog neturi galimybės generuoti 3D produktų ir taip pat yra dar keletą tokių papildomų apribojimų, kaip nėra pre-processing įrankių ir kitų niuansų, kuriuos galima detaliau pažiūrėti pačiame Drone2Map produkto puslapyje. Bet pagrindinis skirtumas tai yra 3D duomenys.
Ir visai naujai išėjo nauja versija Drone to Map, tai yra 2023.2 versija. Tai viena iš naujienų, kuri yra labai laukta, tai yra patobulintas šiluminių vaizdų apdorojimas. Seniau buvo jie apdorojami, palaikomas tam tikros šiluminių vaizdų kameros. Dabargi yra palaikomi visi šiluminiai vaizdai, kurie turi tam tikrus atributus būdingus šiluminiams vaizdams. Toliau turime slenkančio užrakto, tai yra to vadinamo rolling shutter korekcijas, tai reiškia kameros, kurios fiksuoja vaizdus matricoje eilutėmis, jos netaip gerai užfiksuoja judančius objektus, tai šituo atveju Drone to Mapas turi korekcijas, kurios pagerina vaizdą, tai galima matyti toje nuotraukoje, kad truputėlį yra mažiau triukšmo. Toliau yra ir atsirado inspektavimo įrankiai, tai galima atlikti panašų inspektavimą, kaip ir yra SideScan programoje, katalogų duomenų rinkiniai, galbūt kam teko jau spėti susipažinti ArcGIS Pro programoje, tai jie atsirado ir Drone to Map programoje, ir taip pat atsirado tam tikrų naudotojo sąsajos ir produktyvumo patobulinimo, tokių kaip pavyzdžiui, galime įkelti nuotraukas labai patogiai pasirinkti vieną katalogą, o tame kataloge dar yra papildomų katalogų ir bus išrinkamos nuotraukos būtent iš visų katalogų esančių jame. Toks kaip palengvinimas yra truputėlį papildomų kitų funkcijų, kurios palengvina darbą. Taip, ir dabar norėčiau perėti prie Drone to Map demonstracijos. Taigi vėlgi turiu pasiruošęs vaizdo įrašą, kurį noriu parodyti. Tai šitame vaizdo įraše aš perinu tos pačius žingsnius, ką ir dariau su SideScan programėlė. Čia parodau, kad nuotraukos, skaitmeninės nuotraukos turi turėti metaduomenis, tai reiškia bent jau koordinates. Ir turiu tą patį projektą, kurį rodžiau su SideScan. Vėlgi, kuriu naują projektą Drone to Map programoje, įkeliu nuotraukas, taip. Įkeliu taip pat kontrolinius taškus, vėl noriu pabrėžti, kad jie yra nebūtini, tačiau jeigu jūs norite labai tikslių rezultatų arba nenaudojate droną, kuris turi labai tikslų GPS sensorių, tada jie gali būti naudojami, gauti geram rezultatui. Tai vėlgi yra atliekamas kontrolinių taškų žymėjimas ir taip yra pririšamos nuotraukos būtent prie labai tikslių koordinačių, kurios išmatuotos geodeziniais prietaisais. Ir toliau pasirenkame tiesiog, kokius produktus norėsime generuoti iš 2D produktų skilties, iš 3D produktų skilties, pasižymime varneles, galime taip pat dar papildomus nustatymus padaryti, kokiais formatais eksportuoti, po to parodysiu, ir atliekamas produktų kūrimas. Ir galiausiai turime produktus. Tai štai čia vėlgi, taip pat kaip ir SideScan programėlės atveju, galime susikurti horizontalės, kaip matote, štai čia. Galime peržiūrėti paviršiaus modelius, tai šiuo atveju yra DTM paviršius. Tai yra taškinis debesis, kuris yra simbolizuotas pagal aukštį, taip, kuo raudonesnis spalva, tuo aukščiau 3D mesh modelis, bet jau viskas sugeneruota lokaliai. Taip pat yra ir matavimo funkcijų, taip, tai štai čia yra profilis, taip pat matavimai tokie kaip plotas ar perimetras, tai ar koordinačių, sakykime, išgavimas tam tikrose taškuose. Tai va, tos panašios funkcijos, tačiau veikia jau lokaliai jūsų kompiuterį. Ir vėlgi šitos matavimus galime išsaugoti, eksportuoti ir naudoti toliau ArcGIS Pro programoje, ArcGIS Online portale, kur tai bebūtų. Taip, ir taip pat galima pamatuoti ir tūrį, ar ne? SideScan taip pat rodžiau, kad yra tūrio matavimo galimybės, čia jos realizuotos truputėlį kitaip. Ir galiausiai yra dalinimosi skiltis, taip, kur mes dalinamės produktais. Tai štai čia yra įjungtas dalinimasis, tai pasirenkame vėlgi, kur mes į kokį katalogą daliname, šiuo atveju į ArcGIS Online, ir publikuojame duomenis. Šiuo atveju matome tos pačius duomenis, tik tai ArcGIS Online sienų peržiūros lange. Taip. Tai dabar galbūt norėčiau dar parodyti kelis aspektus programos gyvai. Tai vienas iš jų tai yra labai geras pavyzdys, ką galima išgauti su ArcGIS fotogrametrinio apdorojimo programomis iš skaitmeninių nuotraukų, kokį detalumą galime išgauti. Tai štai čia yra Trakų pilis, mes galime pakankamai arti priartinti tiek pačią pilies sienas ar bokštus ir matyti, kad čia yra labai geras ir aukštas detalumas, kurį galėtume išgauti ir daug didesnį teritoriją negu štai čia, sakytume, tik tai pilies teritorijoje. Taip.
Toliau galime pereiti į 2D produktus. Štai čia mes matome DSM paviršių, tai yra paviršius, kuris vaizduoja viską, kas yra ant Žemės paviršiaus. Ir dabar, pavyzdžiui, mes galime matyti, kad kai kur yra tam tikrų netikslumų. Štai čia, pavyzdžiui, buvo medžių šakos, ar ne, ir mano paviršyje matosi, kad štai čia yra truputėlį paaukštėjimai. Tai Drone2Map programoje mes turime taip pat ir ne tik matavimo funkcijas, kaip rodžiau prieš tai, bet ir tam tikrų koregavimo funkcijų, sakykime, kaip programa Edit Raster. Tai viena iš šitų funkcijų, sakykime, yra, aš galiu pasirinkti tam tikrą, sakykime, teritoriją, kurią noriu pataisyti. Pavyzdžiui, ranka, aš norėčiau šią būtent vietą pasitaisyti, tai yra, aš galiu po to pažymėti teritoriją, kuri man netinka, ir tada pasirinkti tam tikrą operaciją. Tai štai čia, ko aš ieškočiau, tai yra interpoliavimas iš lūžio taškų. Tai reiškia, kad bus paimti štai šito poligono lūžio taškai ir bus interpoliuotas aukštis būtent šio poligono viduje. Aš galiu būtent tai padaryti ir kaip matote, mano paviršius dabar yra tvarkingas. Arba pavyzdžiui, štai čia ties stogu, ar ne? Galiu taip pat, matau, kad čia yra kažkoks tai elementas neteisingai sukurtas, ar ne? Vėlgi, labai smulkus elementai dažnai yra sukuriami neteisingai, kaip pavyzdžiui, kokie nors vėliavų stiebai ar kažkas tai tokio. Tai jeigu reikėtų, tą galima vėlgi nesunkiai sutvarkyti ir pakeitimus išsaugoti ir turėti tvarkingą rastrą, jeigu mums prireikia kažką tai sutvarkyti. Tai vėl tų funkcijų yra ne tik matavimo, bet ir redagavimo. Toliau, kaip ir prieš tai rodžiau, yra dalinimasis skirtukas, taip, arba jeigu, kaip kalbėjau, prieš atliekant apdorojimą, štai čia valdymo skiltyje, ar ne, mes galime pasirinkti produktus, kaip matote, su žalia varnele yra produktai, kurie buvo sugeneruoti, galime pasirinkti, ką norime kurti, arba galime įeiti į nustatymus ir papildomai nustatyti, kiek kompiuterio resursų galėtų naudoti būtent programa, koks bus tankumas taškinio debesies ir kitus parametrus. Taip pat, jeigu mes pažiūrėsime į 3D produktų skiltį, mes galime užsidėti varneles, pasižymėti būtent kokiais formatais sukurti kuriamus produktus. Tai yra, jeigu tai yra mesh paviršius, tai matome, kokiais formatais mes galime jį sukurti, taškinį debesį ir taip toliau. Na, o kiti rastriniai paviršiai, tai jie yra tipiškai, tai yra eksportuojami visais, sakykime, dažniausiai naudojamais rastriniais formatais, kaip matote, štai čia įprastu būdu, taip pat kaip yra Vispo programai. Taip, taigi tiek apie Drone2Map. Dabar iškyla toks aiškus pakankamai klausimas, tai Drone2Map ar SideScan, kuri programa yra kam skirta ir kas turėtų labiau atkreipti dėmesį ją. Tai mano akimis Drone2Map yra labiau orientuota pavieniam naudotojui, tai yra naudotojui, kuris galbūt ne tiek dažnai atlieka kartografavimo užduotis su dronais, ar ne, kuris turi dedikuotą darbo vietą nuotraukų apdorojimui, tai reiškia, kad yra ir kompiuteris, kuris yra, sakykime, pakankamai galingas, kad galėtų, apdoroti nuotraukas, kad jam nereikėtų labai ilgai jų apdoroti, taip. Ir galbūt tai yra žmogus, kuris dirbs su šią programą, kuris fragmentiškai atlieka kartografavimo užduotis, ar ne taip dažnai. Kitu atveju, SideScan tai yra jau internetinė sistema, kuri nenaudoja kompiuterio resursų, reiškia, nuo kompiuterio nėra priklausoma, apdorojimas vykdomas labai greitai, netgi ir labai dideliu masteliu. Kartu ir dronų parko valdymas, tai jau vėlgi sufleruoja, kad mes turime ne vieną droną, galbūt keletą dronų, keletą pilotų. Tai yra pritaikyta dideliems kartografavimo darbų kiekiams kaip dronams, taip. Ir taip pat įgalina pasidalinti darbus ir rolės organizacijoje. Tai reiškia, vieni žmonės gali atlikti skrydžius, kiti paleidžia apdorojimą, treti galbūt jau dirba su tais apdorotais duomenimis. Ir dabar pakalbėjome apie apdorojimą ir kitas paskutinis žingsnis tai yra analizė ir dalinimasis. Tai jei mes kalbame apie kartografinių produktų analizę, tai tiek prieš tai jau įžangoje minėjau, kad analizės yra įrankių labai daug, kurie, sakykime, yra prieinami ne tik pačiose apdorojimo programose, bet ir kitose ArcGIS programose. Jeigu kalbame apie apdorojimo programas, tai Drone2Map turi integruotus matavimo, tūrio skaičiavimo, profilio kūrimo įrankius, taip pat galimybę atsidaryti projektą tiesiogiai į ArcGIS Pro programą. Galime, kaip matėte, atlikti DTM, DSM korekcijas, turime inspektavimo įrankius,
3D mesh paviršiaus redagavimą, apkirpimą ir kitus įrankius. SideScan, vėlgi savo ruožtu, taip pat matėte, turi interaktyvius profilius, ploto, tūrio, aukščio matavimus, nuotraukų peržiūros įrankius ir taip pat gali įkelti kitus išorinius formatus perdengimo, sakykime, informacijos, tokios kaip CAD ar PDF planų ir kartu vėlgi dirbti su jais. Jeigu kalbame apie dalinimąsi kartografiniais produktais, tai tiek SideScan, tiek Drone2Map gali sukurtus produktus publikuoti tiesiogiai į Argus Online ar Enterprise. Jeigu mes norime eksportuoti sukurtus produktus ir naudoti kažkokiose trečiųjų šalių programuose, galbūt 3D modeliavimo programuose ar kažkur tai kitur, tai mes tai vėlgi galime padaryti. Tai kaip matote, štai čia patys populiariausi produktai, tai yra 3D mesh, tai gali būti eksportuoti ir atvirais formatais, taškiniai debesys, taip pat ortofotografinės nuotraukos visais rastiniais formatais dažniausiai naudojamais. Ir vėlgi tai leidžia mums apsikeisti informaciją tarp darbuotojų jūsų organizacijos, su kitomis organizacijomis, arba viešinti šitos produktus visuomeniai, leisti juos atsisiųsti ar kažkaip kitaip jais dalintis. Ir dabar norėčiau parodyti demonstraciją, kur mes turime kelis sprendimus pademonstruoti, kaip galėtų atrodyti būtent kažkokie produktai, kuriuose yra kombinuojamos iš dronų sukurti produktai ir kartu yra gaunama papildoma nauda. Tai štai čia yra Vingio estrados ortofotografinė nuotrauka, kurioje aš galiu paspausti bet kurioje vietoje pasirinkti dominantį tašką. Ir štai čia aš matau nuotrauką, kuri atitinka būtent šią vietą. Taip, ir aš galiu artinti ją, tolinti. Tai štai čia yra realizuotas orientuotų vaizdų sprendimas, kuris vėlgi leidžia Argus Pro programoje irgi sukurti orientuotų vaizdų katalogą. Ir štai čia mes galime matyti nuotraukas, taip, iš dronų nuotraukas, ir taip pat aš galiu jungti 3D vaizdą ir analizuoti sukurtą 3D mesh paviršių, kurį matėte su Argus Pro programa. Ir aš dabar galiu, sakykime, analizuoti būtent šią sudėtingą konstrukciją, sudėtingą stogą, taip, galiu jį patikrinti, inspektuoti ir galbūt kažkurioje vietoje man pritrūko detalumo 3D mesh modelį, aš galiu tą vietą pasirinkti ir man programa atrinks nuotrauką, kuri būtent matys šią vietą. Taip, ir aš matydamas nuotrauką taip pat galiu čia atlikti kažkokius matavimus, jeigu man reikia būtent šitos angos pasimatuoti ilgį, taip, galiu būtent tai ir padaryti. Arba, pavyzdžiui, jei norėčiau sužinoti stogo kraigio aukštį nuo žemės paviršiaus, tai vėlgi galiu pamatuoti aukštį nuo žemės paviršiaus ir gauti tam tikrą, reiškia, aukštį. Taip, tai vėlgi tai priklauso nuo nuotraukos metaduomenų, kaip jau buvo aptaroti, bet tokie matavimai yra galimi. Tai būtent toks sprendimas mane įgalina labai patogiai dvejopai analizuoti, inspektuoti turtą. Taip, tai aš galiu matyti tiek 3D mesh modelį, tiek originaliuose nuotraukose. Kitas pavyzdys tai yra pavyzdys iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur mes turime tokią programėlę, kurioje mes turime istoriją statybvietės. Tai štai čia, kaip matote, mes turime ortofotografinę nuotrauką, taip, ir mes galime slinkti per skirtingus skrydžius atliktus ir matyti, kaip statybvietė keitėsi. Tai buvo periodiškai atliekami skrydžiai, generuojami produktai ir mes galime matyti, kaip po truputėlį būtent šis pastatas buvo statomas ir galiausiai mes galime nukeliauti iki projekto pabaigą ir pažiūrėti, kaip atrodo galutinai pabaigtas šis projektas. Bet čia turime ne tik 2D, sakykime, informaciją, tiesiog ortofotografinę nuotrauką, bet turime ir 3D formatą, tai turime mesh modelį, taip. Ir čia mes vėlgi galime per tas pačias datas pereiti ir pasižiūrėti, kaip atrodo statybvietė. Bet čia vėlgi dar galiu pademonstruoti tą skirtingų, reiškia, produktų sujungimą. Tai pabandykime įjungti pastatą. Tai kažkodėl tai nenoriu pastatas įsijungti. Šiaip čia turėtų įsijungti BIM modelis, nebent yra įvykę kažkokie pakeitimai, tai pabandykime perkelti, pažiūrėkime. Taip, aš matau, kad jis dabar matysis. Tai čia kartu yra įkeltas ir BIM modelis, tai yra, reiškia,
projektas būtent šito pastato, taip, kurio metu, kur statybos metu mes galime sujungti abu šitos produktus. Tai reiškia, vienas iš jų tai yra ortofotografinis 3D mesh modelis, taip, o kitas produktas yra BIM modelis, tai yra aktualus to būtent pastato, kuris yra statomas modelis. Tai čia galime netgi, pavyzdžiui, įsijungti kažkokį tai etapą, kur buvo tik tai statomi pamatai, ar ne, ir kartu įjungti modelį ir pažiūrėti, kaip tie pamatai atitinka su realia situacija. Kaip matome, štai čia matome, kad pamatai jau čia įrengti. Galiu taip pat įjungti modelį ir matyti, galbūt identifikuoti kažkokias labai didelės klaidas, kurios yra įvykę, arba tiesiog sekti statybų procesą. Kaip matote, štai čia yra skirtingi pastato statybos etapai, taip, ir galiu visą tai matyti vienoje programėlėje. Tai tokius du pavyzdžius norėjau jums parodyti. Ir dabar galiausiai noriu grįžti prie skaidrių ir dar kartą akcentuoti panaudojimo atvejus, kokie yra galimi būtent. Tai visų pirma, tai yra aktuali ortofotografinė medžiaga yra prieinama. Tai pavyzdžiui, Lietuvoje ortofotografinė nuotrauka visos Lietuvos yra atnaujinama visa Lietuva vieną kartą per 3 metus. Taip, jeigu jums reikia aktualesnės arba netgi ir tikslesnės ortofotografinės medžiagos, tai jūs būtent tai galite pasiekti, sukurti būtent šitos produktus patys savo ir naudotis jais. Toliau tai gali būti analizės metu arba tiesiog produktų kūrimo metu mes galime atlikti kitas papildomas užduotis. Tai gali būti stichinių nelaimių įvertinimas, ar ne, gaisrai, potvyniai, kažkas tokio. Vandens resursų stebėjimas, galbūt hidroelektrinės atveju arba kažkokių tai užtvindymų stebėjimas žemės ūkyje, taip pat augalijos stebėjimas, miškininkystėje, kertami plotai galėtų būti, miestų planavimas, tai yra vėlgi 3D mesh modelio kūrimas, kažkokių tai projektinių pasiūlymų bandymas įkomponuoti juos, lyginti, ar ne, kaip jie tinka būtent miesto aplinkoje. Statybos taip pat sektorijoje gali būti pritaikymų įvairių. Vienas iš jų galėtų būti sandėliuojamų medžiagų ar grunto darbų tūrio apskaičiavimas, arba kaip tik matėte kartu dar programėlę vieną, kuri turi kaip statybų proceso archyvą, taip, kur galime pamatyti etapus ir dar daug kitų. Štai čia taip pat turiu įdėjęs 2 pavyzdžius iš Lietuvoje pritaikymo, tai yra ŽKVC darbuotojai. Viena nuotrauka, kur ruošiasi skrydžiai su EPX dronu, tai yra fiksuoto sparno drono. Ir jie štai su SiteScan programa apdoroja net 800 hektarų ploto skrydžius. Ir kitas pavyzdys yra kapinių valdymo programėlė su dažnai atnaujinamu ortofotografiniu pagrindu, kur vėlgi yra naudojami tie produktai, kurie yra sukuriami su dronais. Taigi tiek šiandien.